Po apmaudaus pralaimėjimo Kauno sporto halėje prieš Barcelona ekipą, Kauno Žalgirio vyrai bandys reabilituotis išvykoje prieš Zagrebo Cibona komandą. Zagrebo Cibona komanda šiame Eurolygos sezone per pirmus 3 turus dar nesugebėjo patirti pergalės džiaugsmo. Geriausiai šiame sezone Zagrebo ekipoje atrodo iš Bolonijos Fortitudo perėjęs amerikietis Džamantas Gordonas. Gynėjas per 3 pirmuosius turus pelno vidutiniškai po 11 taškų ir atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus. Jaunajam gynėjui vesti komandai priekį labiausiai padeda Marinas Rožičius ir Marko Tomasas. 2 metrų 1 centimetrų ūgio gynėjas Marko Tomasas surenka po 10 taškų ir sugriebė po 5 atšokusius kamuolius. Marino Rožičius sumeta po 7 taškus ir sugriebė po 3,3 atšokusio kamuolio. Tuo tarpu Kauno Žalgirio ekipoje paskutinėme mače prieš Barceloną nesustabdomas buvo slovėnas Mirza Begičius. 24 metų centras įmetė net 20 taškų, sugriebė 5 atšokusius kamuolius bei blokavo 3 varžovų metimus. Žalgirio taiklioji rankelė Markusas Braunas įprastai nepaliko aikštelės, neįmesdamas bent 2 tritaškių. Gynėjas viso surinko 17 taškų, Eurolygos turnyre varžovų krepšį iš toli atakuoja net 53% taiklumu. Amerikiečiui Markusui Braunui puikiai talkina lietuvis Mantas Kalnietis. 1,95 cm ūgio gynėjas mače prieš Katalonų ekipą surinko 13 taškų, atliko net 6 rezultatyvius perdavimus, tačiau padarė 4 klaidas. Prieš Barceloną ekipą puikiai sekėsi žaisti ir Trevisi Watsonui. Amerikietis surinko 12 taškų ir atkovojo 10 kamuolių. Nors Kauno Žalgirio sudėtis atrodo stipresnė, tačiau aikštelė reikia žaisti pilnai susikaupus, tuo labiau, kad varžybos vyks Zagrebe. Žiūrint į Žalgirio krepšininkų pasirodymus Eurolygos aikštelėse, labai didelio indėlio į geresnius komandos rezultatus trūksta iš gynėjo Martino Pociaus ir puolėjo Dainio Šalengos. Kadangi kroatai žais namie, jie tikrai bandys prie savo žiūrovus reabilituotis po 3 nesėkmių. Ketvirtojo turo varžybos tarp Zagrebo Cibonos ir Kauno Žalgirio jau šį trečiadienį. Tiesioginė transliacija iš Kroatijos Zagrebo.